7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, mes jau esam Rokišky, o čia yra mūsų naujasis šturmanas Emilis Kucka. Ten matom jau stovi vadų vadai. Dabar Rokišky yra kokių 12 minusų. Mūsų bamsas nėra matęs tokių šalčių niekada gyvenime galimai. Apie ką rūkom? Sušalėliai. Labas. Kepurą galai, dar tikralis prasidėjo. Ta, pernai metais geras buvo. Mokėjai, pinigus. Ne. Geras buvo. Ne. Nu, ką gero? Visas geras. A ko nevažiuoji? Atvažiavau bent jau. Šaltoka? Vės. Vyram vės. Vės, teisingai. Šaltoka, tai žinau. Ką dopai sakė per testus, tai gripo visiškai nėra. Nėra. Bus kitoks ralis čia negu pernai. Galima gal pasikeisti startinę poziciją? Nevandravau. Vakar skau, pernai galėjai pakeisti. Kažkaip man ten administracinė labai greitai praėjo. Tylu ramu buvo, tai greitai viską susitvarkėm. Nu tai Emili, papasakok, ką mes čia šiandien veikiam. Mes šiandien surašinėsim trasas. Jos nusimato, bent jau tiek žiūrėjom iš mapsų, kad jos bus negreitos ir siauros. Dėl negreitas būčiau linkęs biškį nesutik, nes yra tokių tiesiųjų, kad ten va. Ten tiesioji, ten toks. Tai ir nusimato, kad bus slidu, nes bus labai daug tos slidžiams sniego ant paviršiaus. Ir ten, kol tą visą sniegą pravalys tos mašinos, tai tos vežės ir negausim geros. Tai teks truputį pašiauti. Ja, tai Darius sakė, kad jeigu būtų buvus galimybė, jeigu reglamentas leistų tokį dalyką daryti, tai prie šitų sąlygų reikėtų apkeisti starto tvarką, iš pradžių leisti svečius, o tik tada įskaitą, nes, kadangi startuojam pirmam penketuke, tai, įtariu, kad bus kaip karvė ant ledo, kaip prieš 3 savaitės buvom testuose, tai panašios sąlygos bus ir dabar, tai, realiai tas dyglis net neturės kur dirbti, nes važiuosim grinai ant puraus sniego. Bet pamatysim. Sakė, nereikia pernai metais taip varyti ir šiemet būtų geresnė starto pozicija, bet pernai metais tada būtų lėviau. Tai va, yra gerų pusių, yra blogų. Dabar mes važiuojam į 5-7 greičio ruožą. Tai va, gerai, susirašom 5-7 ir tada papasakosim, kaip sekės ir kokie įspūdžiai. Sulėkėm po vieną kartą 5 ir 5, 7, 6, 8. Ir kokius mes čia įspūdžius turim. 5, 7 tai siaura miške, tai ten vairą pasukiot reikės, o 6, 8 tai reikės spaust dešinį pedalą. Ir gali stabdyti. Ir stabdyti daug. Ir protingai. Žiauriai greita 6, 8. 5, 7 tai toks labai darbinis. Kaip tau? 5, 7 Emilis sakė, klausiu kaip, sako, nemačiau. Nes visą laiką į stenogramą reikia žiūrėti. Bet šiaip tai wow. Ta prasme, gal ir atsiimu už to žodžius, kur sakiau, kad gal truputį bus lėtokas ralis tokio greičio ruožų, bet šiaip tai labai faini. Ir kažkaip net važiuojant ir pats galvoju, bleno, kaip visai būtų čia tiesiai. Kaip visai fainai būtų sulėk šitą ralį. Žinau, užsimaučiau tiesiog gal nerotytus, o net ir su gumom pačiam, jeigu tik leisti. Tai jo, tai manau, kad bus labai fainai. Oriukas super. Ja. Galėjo būti šilčiau tiesiog. Ir reikia nepamiršti kiekvieną krestuką, kiekvieną tramplinuką rašytis, nes naktį, jeigu dieną jie matėsi, tai naktį už jų visiškai nieko nesimato. Tai šito reikia nepamiršti. Tai va, dabar varom į Techą, bandysim prie -13 susiklijuoti lipdukus, pasižiūrėsim, kaip mums seksis, ar jie lips ant šalto kėbulo ir varysim Techą.
Techa šiaip pagal tvarkaraštį mum rytoj, bet sakom, kad jeigu šiandien turėsim laiko, tai šiandien prasivarom, kad rytoj būtų ramus rytas. Lėtai pavalgyt, niekur neskubėt. Tai va, toks mūsų planas. Pasižiūrėsim, ar lemta jam įsigyvendint. Ir tada po to lėksim į pirmą sekciją ir susirašyti ir pasikartoti iš karto. Jo, tai teko truputį pakoreguoti reikia grafiką, nes atsidariau vieną tokį appsą ir žiūriu, kad visi sulindę į tuos pirmą ir antrą greičio ruožus, tai truputį pakoregavom ir gavom švarų kelią. Ja, padarėme kaip visi. Ir labai noriu Emilį pagirt, kad viskas sukontroliuota, jeigu anksčiau šitie darbai būdavo mano atsakomybėj susižiūrėti, kaip važiuojam ir kur važiuojam. Tai dabar turim šturmaną, kuris prisiema viską į savo rankas ir labai komfortiška viskas. Tai va. Ar bus toks? Yra ekstremaliai šalta. Šiaip ne taip sukliavom lipdukus, kurie nebe lipdukai, tiesiog kieta plasmasė veik. Nu, iki Techo gal atlaikys, o kol davažiuosim. O paskui jau žiūrėsim. Bet čia, manau, visiems tokia pat bėda. Bet kažkaip visi susiklijavo. Šiaip ne taip. Nežinau, kokį čia mes jutimyną turim. Telefoną palikau mašinai. Tai va tokie reikalai. Kalbėjom, kad žiūrovų būt tokiam šaltį nelabai norėčiau. Aišku, ten su laužiukais, su tinkamais rūbais, bet vis tiek, jau nebelabai komfortiška, nors dabar tik tai 13, bet rytoj žada daugiau ir vėjukas, tai yra nesveikai šalta. Pavažiuojam gal. Tokį prietaisėlį naudodavom ir anksčiau, bet dabar, kai tiek tiesiuoju, tai visai neblogai pasitikrinti, ar ta akis labai jau grybauja. Čia tiesiog telefoną įsistatai, tripmyterį pasileidi ir taip pokšt su pirštu. Metrus nusiminėjai. Tai va, varom į Techą, gal kažką iš ten. Labą vakarėlį. Dabar turim be 10:12. Pagrindiniai darbai padaryti. Vakaro multikas pasižiūrėtas. Vakaro multikas pasižiūrėtas, pataisyta. Kokios įžvalgos? Vietomis truputį pagreitinom, vietomis palėtinom. Bet įžvalgos, kad bus gerai. Kad viskas sutvarkyta, paruošta labai įdėmiai. Aš sakyčiau, jo, taip labai preciziškai pasižiūrėjom. Išlaižiam stenuškę. Tokia turi būti. Bet trūks ją įgyvendint. Ką, žinau, šiaip per rytą čia visi labai pergyvena dėl to sukibimo. Vietom yra ten to sniego labai nemažai, bet vietom, sakyčiau, jau per susirašymus suspaudė ten tą sniegą. Jau matęs tokį vėžytę padarytą. Tai va, įdomu, kaip su tuo sukibimu. Bet aš manau, kad bet kokiu atveju bus daug geriau negu pernai. Pernai buvo daug žvyro šiaip pakankamai. Šiemet gal to bus mažiau ir žiauriai daug greičio turėsim. 6, 8 ir 2, 4 pabaiga, ypač tai ten kosmosas. O daugiau, ką žinau, šiaip Techą jau praėjom, sakėm, pavalgiam, kur valgiam, sakyt, nereikia Rokišky, nes čia realiai gal vienintelė vieta normali. Visi gončiukai ten susirinko. Dabar Emilis sujunginėja videkus, nes ten, kadangi visai netrumpi dopai, tai išskaidė gauproškę. Ir gulsi miegot, ir to keliamas 8, pusryčiai, mašinai servizą. Ir ruošiamės. Tai va, tokie reikaliukai. Dar kažką pridurt turi?
Labanakt. Šypsosi jis į jūsų. Labanakt, taip kaip pasakė. Ate. Sveiki gyvi. Aišku, jūs žinot, kiek temperatūros už borto. Bet dabar turim 2-2. Kai atsikėliau buvo... Ne, 2-1. Kai atsikėliau buvo 2-2. Žodžiu, aš pasakysiu tik tiek, kad kas važiuoja stebėti ralio, esate tikri šaunuoliai. Tikri ralio fanai. Ir linkiu, kad nesušaltumėt. Ir aš labai tikiuosi su Emiliu, kad BMS šildymas gerai veikia. Aišku, jisai nėra taip gerai veikiantis kaip įprastoje gatviniai mašinai. Bet gal nesušalsime, ne? Lekiam dabar pusryčių kažkokių greit įsimest kažką. Ir tada varom mašinėlį į servisą. Nes reikia padėti hebrai pasistatyti palapinės, padangas persimaut ir laukti starto. Nusimato labai įdomi diena. Ką mes čia už langų turim? Na, aišku, būdingai tokiam šalčiui. Mėlynas dangus. Kai saulytė išsišvies, gal bus visai gerai. Tai va, susinešam šmutkės ir varom pusryčių. Labas rytas, mažulė. Aš manau, kad šitas kėbulas nėra matęs dar tokios temperatūros savo gyvenime. Pasižiūrėsim, ar šitas 1.9 tada jį užsikurs. Mase. Kažkas veikia. Nope. Nope. Turim papildomų reikalų. Gerai, kabinam šniūrą, tempiam. Mašiauskas sakė irgi prikūrinė. Gerai, dirbam. Turim pirtį. Duok padukų šaltą kojytę. Pirkau už 3, galiu parduoti už 30. Trasai 30 gali kainuoti. Ką jūs telį gerą? Nieko, norimo lempas, šventus. Apsivalysim, apsitarkysim. Neužsikūrė ir to, ne? Užsikūriau. Tik tai boosterį reikėjo. Aha. Vakar prieš testus kažkaip be didesnių problemų užsikūrė. Šiandien jau nebe. Automaitė dar 5 laipsniai minusą duoda. Ką? Neužsikūrė? Ne. Naują kumą įdėjom. Nieko. O ką, tepėjai? Aha. Ir tada tipo pagrebė, patraukė. Jo. O pas tą benzas? Nu tai jo. Programa perdaryta dėl to. Ne, nu tai suki ir jokios gyvybės, degimas tik tai įsijungia. A, ir starteris net nesuka? Ne. Tokie reikalai, kūrenasi. Gal stiklas biškį atšils. Tikiuosi. Tokie reikalai, amortikai visiškai nedirba, kaip ant taburetės važiuoji. Taip, ką čia mes iš padangų turim? Tai va, ekstremaliom sąlygom čia hebra dirba. Visi, tiek technika, tiek žmonės. Žiūrėsim, kaip čia bus. Prisijungsim vėliau. Hello, mes jau prie LK0. Turėjom įtemptą šiek tiek pasirengimą startui, nes servizą pas mus šiandien 5 mašinas, tai hebra nelabai vienas spėja. Tai ir patiem teko nemažai prisidėti. 04, taip? Jo. Važiuojam pas Markelieną. Kontrolinį klausimą Mantui Diliui. Mantai, kur iš ekipažo išskrido Laurynas Matonis? Laurinui, manau, galit paskambinti trumpuoju Powerhit Radio numeriu ir paklausti tiesiogiai. Bet šiaip oficiali versija, kad tiesiog per įtemptą vasarą pas jį su darbais, su kitais renginiais ir panašiai. Tai 3 metus pravažiavom sėkmingai be nuotykių. Tai linksmiausia įmanoma nata, baigė 2 klasėje, Matonis nusprendė pailsėti šiek tiek. Tai
išsipildė sena svajonė pravažiuoti su tikrai gerai važiuojančiu driveriu, kuris galėtų mane ir pamokyti ir šiaip naudingų patarimų duoti. Tai gero mokymosi, sklandžiai svarbiausia, gerų pažymių. Nedėkosiu, sako, negalima, o jūs nesušalkite. Svarbu teigiamam bale pabaigti. Taip. Kaip mokykla, svarbiausia. 70. 100 PM. Gazom. Trampolin, stop 50, kairys 2. Klasika. 7 kairys 1, 20, dešinys 2 greitėja, 70, dešinys 6, čia labai siaura, 100, dar lėčiau, va, važiuojam, 100, tramplin 200, stop dešinys 1, finish ant makuštės 100 PM, stop kairys 2, čia prispausk, gerai. Gaz 70, vežia, stop, suk. Ir tramplin vidurių 100. Tramplinčių dešiniau 50, kairys 6, kairiau. Dešinys 1, finish ir kairys 4. $70, dešinys 4, 100 PM. Op. Tramplinčių dešiniau 100 PM. Lėčiau. Op, rantinė. Kairys 1. Stojam. 100. Gerai. Čia pusaičius pasaugok prie duobės. Stop, kairys 3, keep 20, kairys, tai dešinys 2 neišleist bus. Kairys 3, keep 20, dešinys 2 neišleist. Stop, kairys 2. Biški prispausk. Stojam. Aš jau galvojau, kad plosim gerai. Kur? Nu, ant žemės, kai nusileisim. Aha. Nes visą laiką, bliamo, kažkaip atrodo nieko, pakyli ir taip jau tą nugarą įtempi ir lauki, kol kirs. Taip, viskas įjungta, formuojam. Davai, ne per stipriai. Palaikom tą. Taip, kaip varim. Jo, su flow. Stojam. Tiksliai. Op. Gaziuką. Kairys 6 per trampliną, keep. 100. Tramplin 50. Stop, kairys 2. Tramplin vidurių 100 PM. Tramplin 30, kairys 6. Ir tramplin vidurių meta. Čia atsardiento. Ir tramplin vidurių 100. Tramplinčių dešiniau PM. 50. Finish kairys 4. Gerai pašokom. Bet nebuvo toks labai skaudus nusileidimas, toks, netikėtas tik tai, kad... Man biški jautės. Normaliai pistelėjom. Sorry. Sveiki gyvi, nesimatėm. Tai informuoju, kad mes jau sulėkėm pusę ralio, nu gal ne pusę kilometrais, bet 4 greičio ruožus. Viskas šiaip užtikrintai, be jokių klaidų, nu, klaidą vadinu, kad neramstėm jokių pusnų, nebuvom niekur įlindę, tai jau gerai.
Rezas kaip ir pusę gal velnio. Nu tai Grigaitis tai ten nuvažiavo. Ir savo klasėje antri. Ir 2 vada, gal ten 5, kažkas tokio. Tokie reikaliukai. Nu ką, vėl atsisėdom į savo kabinetą. Esam regrupę po 4 greičio ruožų. Tai iš 5 pozicijos krentam į 12. Čia buvo daugiau negu natūralu, nes už mūsų Subariku nemažai buvo, tai jie pakilo į viršų, bet šiaip sakėm, kad 12 visai dar yra gerai. Tai važiuosim geresniu keliu šiek tiek. O šiaip tai pirmose 4 viskas buvo pagal planą, nu, ta prasme, be jokių incidentų. Šiaip galva, šturmanas gali kažką tai pakomentuoti. Sėdi šone ir skaito tiesiog. Vieną kartą rankinė Emilis truktelėjo, kai jau matė, kad Nesireikėjo. gali grėsti pusnis. Reikėjo truputį padėti. 2-4 toks tramplinukas. Vasarą ten, kai pašokį, dar labai drąsiai sustoji. Žiemą jau taip nebuvo. Taip, man gali bišti instaliuoti naujus refleksus, kad jeigu matai, kad šikne truputį, tai karantinuką patampai ir važiuoji. Mūsų kiek? 6? Jo, Kelios sekundės. sekundžių. Tai va, tokie reikaliukai. Dabar bus 2 greičio ruožai, tada vėl servizas, užsidėsim naktinės lempas ir važiuosim į tamsą. 5, man atrodo, dabar biškį pasisaugom, nes Jo, su atsargelį, nes toks po pietų 5 ir sudėtingas labai. Gali įkast. Ką? Gali įkast bent. Ja. Tai, Gerai, važiuokim. planas iki finišo. 100. 100. Kairys 6. 100. Čia. Ir dešinės 2 siaura. 100. Tramplin 20. 70. Kairys 3. Čia tiksliai visur. Kairys 3 čia. Į kairį 2 per tramplin siaurą. 100 matai. Dešinys 2 labai ilgas. Dėmesio, kairys 4 neišleist. Čia atsargiai. 70. Kairys 6. 100. 100. Kairys 6 typ. Į dešinį 6. 20. Dešinys 4. 20 dešinys 4. Dabar ten atsargiai, tramplin stop į 10, 2 siaura ta vieta. Taip. Lėtink dar labiau. Op. Ir kairys 4, 3 ilgas. 100. Gazo. Finish, tramplin vidurio. Gerai. 200. Tramplin 20, kairys 4. Ir tramplin 30, dešinės 4 per trampliną. $200 iki ženklo. 50. Dešinės 4. Į dešinį 3. Čia atsargiai. Dešinį 3. 100 PM. 70. Dešinys 3 greitėja. 100. Čia bišį paaštrėja galo. Hop. Kairys 5. 100. Oi, koks smagus šitas. Labai gerai. Davai, susikupam. 100. 3 greitėja. 100. Kairys 6. 100. Stop, dešinys 1. Stop. Pakančina. Gerai, gas.
Ir dešinės 2 siaura. 100. Susikupam. Ir kairys 4 typ. Ir dešinys 2 siaura. Svaria. Ir į kairį 6 per trampliną. Kairys 4, 3 ilgas. Ramiau. Ir dešinys 2 per trampliną. Leit ilgas. 400 matai. Čia kitos vietos, ne? Jo. Kairys 4 ta vieta. Dar eina, medelis. Ir stojam. Pem, dešinys 4. Ir tramplin viduriu 100. Kairys 4, 5. Finish tramplin viduriu. Atlaikiam. Žaibuksas. Davai, iki finish. Tramplin 20, kairys 4. Tramplin 30, dešinys 4 per trampliną. 200 iki ženklą. Ir stojam. Pem, dešinys 4. 7. Gazu. Kairį 6 čia 200. Dešinys 4 ilgas už miško. Dešinys 4, 6 ilgas. Ir gazu. 200. Kairys 4 typ. Dar. Čia kairys 4 typ. Pem dešinys 3 down. Ir tramplin. Į kairį 5 ilga. Gazu. 7 dešinys 6. 200 finish. Pirli! Pitaka, senė! Молодец. Tu irgi. Ir aš. Tuoj nueisim į šviesą. Va, čia kažkur. Atlaikėm. Ir atlaikėm visai neblogai, žinokit. Kažką laimėjom. Galimai net 2 kažką. Trečią ir antrą, ne? Viskas šiaip kaip iš natų, žinokit. Žiūrėk, pupukas, ką čia pasirašė. Nek. Nebuvo jokių, ne? Tokių. Nu, vat paskutiniam dopė. Emilis sakė, biškį įkvėpiau giliau. Skolą? Jo. Nu, tipo, ten. Na, aišku, ypač paskutiniam dopė, bet tokių ten smulkių buvo, bet ten jų net nepavadinčiau. Skolas tiesiog ten, sakysi, biškį labiau patraukti ir tiek. Ja, o paskutiniam, nu tai įdėsim tą iškarpą, gal per video neatrodysim kažkoks labai kriminalas, bet Emilis sakė, kad į 4 po tramplino buvo tramplin 20 kairys 4, ne? Aha. Atvariau taip kaip į 5, tai kažkaip biškį užsigalvojau, galvojau, kad daugiau atstumą, tai... Bet gerai, kad gripas buvo, sukabino, biškį subinę užmečiau ir ištraukiam. Tai va, pagrindinis antros sekcijos tikslas buvo išsilaikyti 3 vietoj 2VD. Tai prieš mus bus Gricas su Vainevičium, Mosaniukas su Buteikiu, jauniausiuoju. Ir taip išeina, kad mes, nu, aišku, dar reikia sulaukti rezų, bet čiutelį jau 7 dopė, 9 sekundės įvežėm, tai... Jo. Tai buvo tobulai, labai noriu pagirti bičiulį šio savaitgalio. Tylus gyvatė, bet blemba dirba labai gerai. Vienam dopė truktelėjo rankinį, kai jau matė, kad bus reikalų, galimai galėtų būti. Pabrėšiu, ne ant greitos vietos, ant sangrįžinės, ant greitos vietos, aš tik keleivis ir tegul mantelis dirbo. Ant lėtos vietos ten taip truputį pasuk tą mašiną. Būtumėm tiesiog tiesiai pračiuožę tikriausiai į pusnį. Ten padelbė prisėjo,
tai ištiesiu pagalbos ranką. Ir šiaip, prie šikanus, ypač 6-8 patiko. Varau iki paskutinio, žinau, kad geras gripas ir Emilis. Stabdom. Ir ant stabdžio, taip agresyviai visai ir sustojom. Ir, blemba, pridaužiam šiaip galingesniam gerokai mašinam. Tai overall, man atrodo, iš BMSų 3 sprinte likom. Ir noriu tik pabrėžti, kad su silpniausiu BMSu. Tai Ir aš tada. Truputį pertrauksiu, pagirsiu Mantą, nes su BMW taip labai norisi visur šert, sakykim, visur tipus nuleist, bet šiaip labai švariai važiavo, tvartingai, bet tokių nesąmonių, tai man dėl to ir kaifas buvo važiuoti, nes nesu įtempta šikna važiuoju šonį. Tai viskas Nes super. Primokytas aš, jeigu jau duodi seksą, tai rezo nebesitikėk. Tai va, tai tokie reikaliukai. Laukiamės dabar apdovanojimų, mašinėlę uždaram parke, varom tikriausiai pavalgyt, sušilt ir pasimatysim prie scenos. Ate.